Va dar noriu parodyti. Va žmonės nusipirkit tokį. Žinau, kad čia yra ne naujiena. Daug kas žino, bet yra kas nežino. Nusipirkit ir duonytę kepkit namie. Va taip kaip mes darom. 3 metus neperkam duonas. 3 metus. Niekada neperkam. Visada kepam patys. Va sudedi, užstatai, išeini į lauką, pareini iškepta gatava. Ko nori pridedi į vidų, ko tik nori, ko širdis geidžia. Ir riešutų, ir razinų. Nu tikrai, rodau, kad tikrai geras, kol aš nežinojau irgi. 100 eurų kažkur tais mes mokėjom apie 120, gal nežinau. Sudedi viską pats sumaišą. Aš čia reklamą darau tiems, kas nežino. Kas žino, tai žino, suprantu, kad čia ne naujiena yra. Bet va, noriu paskatinimą. Dabar perka tas bulkas duonas parduotuvėse neskanes, pasenusias. Va šitą kepaliuką mes dabar iš karto jį suvalgysim. Viskas, mes šitaip mėgstam, iš karto jos neliks. Dabar pastovės subręs, va. Sudedi viską, pats išmaišo, pats iškep, viską pats padaro. 3 valandas. Mes taip nusistatę turim 3 valandas. Čia yra labai daug funkcijų. Išeini į laukus, į daržus, į miestą išvažiuoji, kur nori, parvažiuoji gatavai. Išsiemi va karštą. Turime čia tų prieskonių daugybę visokiausių pridedam. Mielės aš galėsiu, aguonas dedu. Labai mėgstam. Galėsiu pasidalinti, va, aguonų pridedam. Galėsiu receptą pasidalinti, jeigu norėsit. Nu, nuostabus dalykas, tikrai. Dabar perkat parduotuvėse, nežinot, ką perkat. Kokia neskani ta duona. Kokia brangi, o čia kaip pigiai. 0,5 kilogramą miltų. Čia va, 0,5 kilo miltų, tik tais. 30 centų. Nu ir elektras, ką iš čia išdegina. Nieko iš čia elektras kapeikas. Mes ištisą visą mėnesį kepam. Tai ir į dieną po 2-3 kartus. Tai ką iš čia paima 30 kW. Visas šitas namas 30 kW. Tai čia centai, jisai aš nežinau, kiek ima, iš čia nieko neima, čia centus. Tai va, rekomenduoju visiems. Čia man reklamą nieks nesumokėjo, bet geras dalykas rekomenduoju. Man nereikia, aš reklamom neužsiimu, tik patarimą duodu, kad